Dabartinio gyvenimo tempas mums kasdien pateikia iššūkių. Itin didelis krūvis tenka ir vaikų nervų sistemai. Vis daugiau mažųjų skundžiasi nuovargiu, galvos skausmais, miego sutrikimais. Kodėl taip yra ir kaip galime padėti vaikams, pasakojame reportaže. Benita neseniai atšventė savo pirmąjį gimtadienį. Šiandien mergaitė labai guvi ir, kaip jos mama sako, Benita anksti pradėjo sėstis, ropoti ir vaikščioti. Tačiau, kai mergaitė, būdama 1 mėnesio, pirmą kartą apsilankė pas gydytoją neurologę, profilaktiniam patikrinimui ši įtarė hipoksiją patirtą gimdymo metu. Pirmiausia, paskyrė voneles. Sakė nusipirkti melisų, nusipirkti neurokreisberos voneles ir taip pakaitom ir daryti. Kai maudo vaiką, kad į tą vandenį, ne vien tik tai vandenį, bet dar ir arbatos įpilt. Užplikyti kelis pakelius ir įpilt. Vėliau Benitai teko pavartoti ir rimtesnių medikamentų, buvo daromi masažai. O ar pati mama pastebėjo, kad vaikas turi kažkokių sveikatos problemų? Gydytoja klausė, ar vaikas neramus. Sakau, nežinau, man tai jinai labai normaliai atrodo. Sako, ar būna taip, kad miega, o paskui atsibun, iš karto pradeda verkti. Sakau, būna. O ką, ne taip turi būti? Sako, neturi taip būti. Turi tenai iš lėto budintis, turi taip. Jeigu negerai, tai jau iš lėto įsiverkti. Neturi klykdama pabusti. Kūdikio nervų sistema formuotis pradeda 19-24 nėštumo dieną. Jos vystymąsi įtakoja mamos gyvenimo būdas, patiriami stresai, infekcinės ir kitos ligos. Neišnešiotiems vaikams ar buvus kitoms komplikacijoms nėštumo metu neretai stebimi įvairūs raidos sutrikimai. Tad vaikų neurologo konsultacija rekomenduojama 1 arba 2 gyvenimo mėnesį, o nesant rizikos veiksnių per pirmuosius gyvenimo metus. Naujagimis jis išmiega ir iki 20 valandų, iš 24 kūdikis ten pramiega 14-15 valandų, iš 24 vadinasi daugiau kaip pusę paros, suaugęs miega kokį trečdalį paros ir tai vadinasi tai labai, taip sakant, reikšminga gyvenimo dalis yra. Jei manote, kad miego metu organizme nieko nevyksta, nes visos sistemos ilsisi, netiesa. Miegant smegenyse vyksta labai aktyvūs procesai, kurių nematyti išoriškai. Tad ši paros dalis, kai fiziškai ilsimės, yra svarbi kiekvienam žmogui, ir mažam, ir dideliam. Žmogus kiekvienas turi besikeičiančius ciklus, kurie per naktį pasikeičia 4-6 ir vadinasi kiekvieną kartą, kai eina tas ciklas į viršų, į snaudimą, žmogus turi teisę prabusti. O ar jis prabus ar ne, tai lemia daug įvairių faktorių. Vienas iš pagrindinių tai yra genetika. Tai yra kokia struktūra smegenų žievės ir kitų visų struktūrų ir kokia miego struktūra yra paveldėta iš tėvų. Nes labai neretai ir močiutė sako, ir tu taip miegojai, ir tavo vaikas taip miega, arba tėtis taip miegojo, ir tas vaikas taip miega, nes tai yra labai genetiškai paveldima. Taip pat vaiko miegui įtaką daro ir išorės faktoriai – liga, stresai, nerimas, įtampa. Ir tada organizmas jau yra taip prisitaikęs. Tai kad kai yra sunkus laikai, žmogus nemiega. Jisai yra budrus, nes čia kaip ir, sakykime, gyvūnam, žinduoliam, kai jam kažkas skauda, kai kažkoks pavojus gresia, jisai nemiega, jisai tada budi, nes bet kada gali tekti šokti ir kažkur tai bėgti. Pakeisti genetiką nėra lengva, to ir nesiūlo gydytoja neurologė. Reikia tiesiog džiaugtis, jog vaikas auga sveikas. Visuomet reikia skirti, ar neramus miegas yra sveikatos sutrikimas, ar tik laikina problema daugiau patiems tėvams, o ne vaikui. Aišku, rodiklis būtų ne tiek pats miegas, kiek vaiko savijauta. Nes jeigu vaikas miega tiek, kiek jam reikia, o tai gali atrodyti įvairiais, gali vienas visai neprabusti, kitas prabusti, suprasti, ar jam užtenka to miego, galime iš jo raidos. Jeigu jisai gerai auga, gerai vystosi, ten jo visi įgūdžiai atsiranda laiku, jisai vartosi, keliasi, stojasi, pradeda kalbėti, supratimas atsiranda laiku. Jeigu jisai yra sveikas, tai yra retai serga, gerai jaučiasi, nėra pavargęs, labai irzlus, ar kad mes matytumėm kažkokius ženklus, kad tas vaikas jaučiasi blogai, vadinasi, jam to miego užtenka. Jei vaikas pabunda neišsimiegojęs, dieną būna irzlus, apsimiegojęs, lėtai auga svoris, lėčiau vystosi, yra nevalgus, galima galvoti, kad tokio vaiko miegas nėra visavertis. Įvairios vaistažolės ir jų arbatos gali būti vartojamos kaip profilaktinė priemonė miego gerinimui. Vaikams siūlyčiau duoti tik tai, kas iš tikrųjų yra prie vaikų
skirelių, kur vaikų maitinimo skireliai, yra specialios arbatėlės, vienos ten raminančios, kitos ten viduriukam ar kažkam, tai jau kur yra specialios paskirties ir kur yra tikrai pritaikyta kūdikiam, tai tuos galima drąsiai duoti. Neuroženklų pažymėti akorus vaistažolių produktai, žolelių arbatos, kapsulės bei sirupas gali padėti palaikyti jūsų ar jūsų vaiko nervų sistemos funkciją. Vaikiškos linijos neurožolelių arbata ir sudėtyje esantis kmynai, ramunėlė, melisa, pipirmėtė, sukatžolė padeda sumažinti įtampą, nerimą, dirglumą ar nemigą. Be to gali padėti palaikyti ir virškinamojo trakto funkciją. Kiekvieno žmogaus organizmas labai individualiai reaguoja į vaistinės žoles. Vieniems jos veikia labiau, kitiemsgi poveikis nėra labai ryškus, pastebi gydytoja neurologė. Labai vaikams yra svarbus tie migdymo ritualai, ypač jeigu yra problema užmigimo. Tai aišku ir pasivaikščiojimas, ir grynas oras, ir ten pamaudimas. Mažoji Benita taip pat miega geriausiai dienos metu lauke. Porą kartų po porą valandų, o naktį ji net 4 kartus keliasi paskanauti mamos pieno. Tad dabar vienintelė mamos Dalios svajonė, kad Benita išmiegotų visą naktį. Bet kaip sako vaikų neurologė, visa tai laikina. Svarbu išlaukti ir džiaugtis, kad vaikas auga sveikas.